Tai šiandien laukia gąsdinantis epizodas. Rusams švenčiant pergalės dieną apsilankė Antakalnio kapinėse ir ištarė frazę Slava Ukraine. Už Slavą Ukrainė 15-metį grasinama nužudyti. Tai vyksta Lietuvoje. Eisiu ir tikrai pjausiu šitus pydarus. Bet grasinti nupjauti galvą nepilnamečiui. Jeigu mes pradėsime vieni kitiem daryti linčo teismus, tai bus katastrofa. Valstybė sugrius. Vyksta tokios patyčios internetinėje erdvėje, kurias vykdo 40-50 metų vyrai plus kosmetologai. Kai va tokie snargliai, va šitas snarglys, jis buvo tiek peržengęs padorumo ribas. Молоток же гвозди забивать. Пальцы нахуй и по одному. Ką padorus jaunuolis, kuris nieko neveikia bjauraus internete, o toks vaikas veikia tą dieną kapinėse. Мы положим его яички в вафельницу, я включу в розетку. Вот тогда он будет рассказывать. Atėjo vaikinas į gegužės 9-osios minėjai. Мне кажется, это он. Вот он. Котили? О, молодец. Jis ir jo komanda būtent ir dirba ties tuom, kad pilnai išryškinti su veidais, vardais, anketom tikrom, lokacijom. Ir šitą snarglį jisai išryškino. А чё не хотите вы его пригреть? Он же будет так рассказывать все вам. Что не умеете? Морду знаете. Где живет, наверное, тоже знаете. Уверенность нету такой большой. Jis yra nepilnametis ir jo vardas yra... Informacijos rinkimas apie privatų asmenį plus nepilnametį asmenį Lietuvoje baudžiamas pagal baudžiamąjį kodeksą. Jiems svarbu savo socialinėme burbule būti laimėtojais. Ir tai yra jų atpirkimo mindaugas šiuo atveju. Nu, man nėra tikslo pisti tavo tėvams gyvenimą, kai tikslas yra supisti tau gyvenimą. Tai tu galėsi nebent tik tai, kaip sakau, arba savo subinę pardavinėt, arba oralinę atlikinėt. Policija buvo atmetusi tų pareiškimų. Tai yra vienas dėl garbės ir orumo įžeidimo, kitas dėl grasinimų. Buvo paprašyta pakeisti tyrėją. Čia tėvai prašė. Taip, pakeisti tyrėją dėl išankstinio nusistatymo. Noriu kreiptis ir į teisėsaugos pareigūnų. Internetas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Tai pabuskite ir pakelkite savo užpakalius ir pradėkite dirbti.